Bet čia bangom, žinok, čia kai įsidėjau varžybų fotkę, tada buvo kelios dienos banga, paskui kai išėjo fotosesija, šiaip 3, kaip, ten viena fotosesija, bet 3 albumai. Kas kart, kai išėjo albumas gaudavau ir tada dar po vienų varžybų. Realiai tai nėra, kad jos ten rašoma kiekvieną dieną, bet buvo tos 5 didelės bangos, tai 2 varžybos ir 3 fotoalbumai. Po streamo? Kai LNK papaustino, kad aš išsiskyriau ir tada visi portalai papaustino. LNK, man atrodo, papaustino 4-dienį, o 5-dienį visi nukopijavo nuo LNK ir tada visi parašė, kad aš išsiskyriau. Šiaip iš tikrųjų, sportuot pradėti reikia, ne vasarą. Jau vasarą būna jau sportuot reikia visus metus. Šiaip tai taip. Ir man, pažiūrėjau, apmaudžiausia yra, kad aš turėjau jau pasidariusi summer body jau kokį sausio mėnesį ir tada man lūžo koja. Ir visiškai nuo nulio dabar turiu vėl iš naujo viską pradėti. Sako, kad yra raumenų atmintis ir jinai tau padeda atsistatyti, bet aš nežinau. Kol kas neatrodo. Sportas ir judėjimas turėtų būti gyvenimo būdas, neatsiejama dalis tavo rutinos, kaip ir dantų valymas, kaip ir vitaminų vartojimas. O tu dar sportuoji ar ne? Aš sportuoju, sportas yra mano gyvenime visada ir visur, kartais aktyviau, kartais mažiau tokiom, kaip sakykim, tarpais, bet tu supranti, kad tavo organizmas, jisai tiesiog jau reikalauja visą laiką to judėjimo, judesio, bet kokio, ta prasme, jau žinai, ar tai aktyvesnio šiek tiek, ar galbūt tokio pasyvesnio, tai įvairiai, bet jo, aš priklauso nuo intensyvumo, bet sportas yra visą laiką mano gyvenime. Taip. Jo, aš taip, pažiūrėjau, pati pastebėjau, kad aš sportuoju taip sporto salėje, ar taip kažkokį ten tenisą, kokį padelį, dar kažką. Nuo kokios, 9 klasės, kai jau tapau sąmoninga ganėtinai, kad man reikia prižiūrėti savo kūną, sveikatą, žinai, ir kad tai labai tam didelė sąlyga yra sportas. Bet tik tai dabar netaip seniai aš įsimylėjau tą sportą, kur tikrai einu ne dėl to, kad man reikia, kad kartais ten prisiversti reiktų, bet ne, aš tikrai nuoširdžiai einu, nes man gera, malonu ir tas dopaminas, kuris užplūsta po treniruotės, jis visą laiką tikrai, aš sakyčiau, net kažkokia tam tikra prasme priklausoma esu nuo to. Bet nes kai nepasportuoju, aš jaučiuosi lyg dantų neišsivalius, žinai. Bet tu nepažiūrėk, iš tikrųjų, kokia dabar yra ir įvairovė tų sporto šakų. Kiekvienas žmogus gali atrasti tai, kas jam patinka, tinka galų gale. Kitas dalykas dar sportas plus ir estetinis dalykas tapo. Tikrai labai gražu, yra daug labai gražių sporto šakų ir vizualiai, ir aprangos. Tarkim, mane tikrai neslėpsiu, motyvuoja nauja, graži apranga, eiti sportuoti, iš karto jaučiuosi dar geriau, dar gražiau, tai tikrai tokios motyvacijos suteikia gražios aprangos. Ir aš manau, kad tai dar mums moterims yra dar papildoma tokia vertė. Taip, tai čia kuo puikiausias įrodymas yra mūsų viršelis ir viršelio herojai. Iš sporto šakos gimė fotosesija. Man labai gražu ir labai patinka. Bet tą progą gal mes galim gražiai įvesti ir mūsų iš šito podcast'o pradžią. Labai smagu ir gera vėl su visais pasimatyti YouTube'ai. Ir šiandien sveikinamės iš studijos su labai sportiška aplinka, sportiška nuotaika. Aš po mūsų podcast'o važiuosiu į treniruotę. Aš mūsų prieš svečias, taip, irgi, tu prieš treniruotę. Tai tikrai, man atrodo, tas sportas yra tokia natūrali dabar mūsų gyvenimo dalis, kad ir šiandien mūsų podcastas bus labai stipriai apie sportą, kaip ir mūsų numeris ir netgi ir pati mūsų viršelio herojė Brigita Gaižauskaitė, kurią Lietuvoje turbūt žmonės geriausiai žino kaip modelį ir Donato Motiejūno, mūsų legendinio krepšininko šių laikų sužadėtinė. Aš beje su jie irgi apie tai šnekėjau, nes dariau interviu su jie ir jinai sako, žinai, daug krepšininkų, merginų ir žmonų sako, kad taigi ir aš čia kažką darau, kodėl mane tik tai vadina ten krepšininko mergina, krepšininko sužadėtinė, o jinai turi labai sveiką, gražų požiūrį su tuo ir jinai sako, aš taip džiaugiuosi, kad aš esu tokio vyro ir tokio sportininko antroji pusė, kad man į trupučio neskauda, kad mane taip vadina. Tai apskritai, mūsų interviu buvo labai labai įdomus, Brigita yra tokia tiesiog kuklumo ir aukštų pasiekimų pavyzdys ir žinai tas tobulas gabaliukas aukso vienoje vietoje, tai labai rekomenduoju paskaityti ir įsigyti mūsų numerį.
Mes fotosesiją darėm, tai pradėjom sekmadienį fotografuoti 5 ryto, reiškia, jau atvažiavo pakeliui pas grimerę, mes pradėjome, buvo laukia gal dar šalna, -2, man atrodo, naktį buvo 7:30 ryte, fotografavom 6 valandas, nors ir video matom saulę, bet iš tikrųjų mes buvom su pūkiniam striukiam už kadro. O, ne taip, mačiau, prabėgo vyras. Taip, mes buvom su pūkiniam striukiam, tai fotografavom laukia 6 valandas, temperatūra buvo gal +2-3 laipsniai ir mes sušalom visi. Tai aišku, mes kiek įmanoma šildėm ir visaip, matosi, kad netgi fotografas su pūkinė liemenė, tikrai jinai šaunuolė, jinai nekarto nieko nepasakė, viskas nuostabi, vis laiką pozityviai, kiek reikia. Tai va 6 valandas truko fotosesija, labai šaltas vėjas, labai šalta buvo, bet iš jos veido net nepasakysi apie tai. Tikrai. Brigita labai profesionali. Apskritai, visas šitas numeris turi labai daug įvairių temų apie sportą. Tarkim, moterų krepšinio rinktinės tema, kultūros netgi irgi yra. Tai tikrai rekomenduojam paskaityti. O dabar aš tai siūlau aptarti mūsų derinius dar, nes man tai labai patinka tavo derinys ir žinau, kad jis yra lietuviškas. Šiek tiek yra lietuviško prieskonio, kadangi neseniai praėjo mados infekcija, tai ta proga įsigijau Sandros Traukaitės tokias kelnes plačias. Čia kaip yra, žinai, ta tendencija brydžių, kaprių visų, tai kita tendencija yra tų tokių plačių kelnių. Alternatyva atsvara, kadangi aš jau nepavaikščiočiau su brydžiais, tai man gal tokias platesnės kelnes. Labą dieną. Ne visai mano stiliaus drabužis, taip. Tai man tokias švarkelis man yra Roteitas, vienas iš irgi mėgstamiausių mano prekės ženklų. Aš tarp kitko šitą švarkelių turėjau įsidėjus krepšelyje ir vis nenusiperku. Kažkaip neprieina rankos, vis kažką kitą pasiėmė, žinai. Supratau, tai žinau, kiek žinau, kad per būstą jau yra soldautas, bet gal kitur pavyks rasti. Tuomet toks diržas akcentas, kadangi pas mus sporto, tai matė tokios pusiau sportinės kelnes, tai vis tiek elegantiškumo reikia įvesti. Tai Sandro toks diržiukas elegantiškas ir Mango bateliai elegantiški, vis tiek tas miksas sporto, elegancijos ir tokios klasikos, kaip sakyti, šiandien pas mane yra. O tavo? Mano rūbai, šiandien aš nusprendžiau užsidėti tokį gana minimalistinį derinį su akcentu, kuris yra visiškai apie mane. Aš dievinu marškinius, tai užsidėjau marškinius su plačiais pečiais. Man plačių pečių akcentas aprangoje apskritai labai tinka ir patinka, man atrodo, mano figūros tipui, nes aš esu stačiakampis toksai ganėtinai, tai man faina, kai išformuoja mano figūrą, atsiranda kažkokie linkiai. Esu su mėgstamiausiu rūbų akcentu baltais džinsais ir su savo mano tėvų tiesiog siaubu tabiais. Per praeitą podcastą merginos rašė, kad norim pamatyti jūsų batus, nes neįdėjom į kadrą aną kartą. Tai rodau, mano pirštuoti batai ir tikrai tai yra mano tėvų siaubas. Jie tiesiog pamato ir dabar jau kažkaip priprato prie šitos minties ir šitų batų, nes iš pradžių tai jie tiesiog baisėdavosi, bet dabar jie tiesiog juokėsi. Tai dar po mėnesio sakys, kaip gražu. Taip, man atrodo, kitą vasarą mama jau pati sakys, žiūrėk, kaip ten tos stabis čia susisakyti. Tai o aišku, norim šiandien dar prieiti ir padėkoti mūsų rėmėjams. Ir paragauti, padegustuoti. Taip, nes aš tai iš tikrųjų žinau šitus skonius, man net nereikia iš naujo ragauti, aš tiesiog pasimėgausiu. Bet tai yra Vitamin Well limonado pakaitalas, kuris yra kupinas įvairių medžiagų gerų. Aš visą laiką turiu automobilyje bent vieną buteliuką iš šitų. Jie yra visai be cukraus arba su labai labai mažai cukraus, yra labai labai skanus, yra tik tai kokybiški ir švarūs ingredientai. Labai labai tinka sportuojant, dirbant arba tiesiog kasdien, jeigu renkiesi sveikesnį kelią vietoj kažkokių itin cukruotų limonadų. Ir kas yra įdomiausia ir smagiausia, tai kad kiekvienam buteliukė yra funkcinių naudų dozė arba energijai susikaupimui, atsistatymui arba balansui.
Tai man labai patinka šitas gėrimas ir šiaip skonis skanus. Labai skanu. Čia yra, tarkim, aš ragauju rabarbarai su braškėmis, vitaminas C, D, cinkas ir biotinas ir tik 17 kilokalorijų 100 ml, kas mane labai džiugino. Taip, ir iš tikrųjų aš... Ir ne per saldu. Jo, aš kartais geriu ir treniruočių metu, ypač kaip, pavyzdžiui, bėgioji, reikia taip truputį energijos savo įsipūsti, tai ne tik iš vandens turbūt to negautum, žinai, o čia dar trupučiuką gauni ir medžiagų. Ir kitas dalykas, kurį mes turim, tai yra Bear Bells batonėliai. Čia yra puikus užkandis po treniruotės, labai gerai padeda atsistatyti ir plius jie yra labai labai skanus ir juose yra net 20 gramų baltymų. Tai iš tikrųjų tai yra visiškai unikalus reikalas ir man atrodo visi sportininkai jau spėjo sužinoti, kad tikrai labai skanus jie yra. Aš kartais net prie kavos tiesiog nusipirku, net jeigu tą dieną nusprendžiu nesportuoti. Toks minkštas. Taip, kaip pyragėlis. Tai vat, tai ir visus abu šitus dalykus galite įsigyti labai daugybei prekybos taškų, pradedant Circle K, kofeinų parduotuvėmis ir sporto klubuose netgi galite rasti. Tai, labai skanus, labai. Jo, ir tai ne per saldus tokie. Jo, tai dovanų duosim ir mūsų svečiui, Paul Demiko, kuris jau laukia mūsų čia ir mes jį tuoj pat pasitiksim ir turėsim, manau, kad visai smagų pokalbį visai kitame Pauliaus amplua, nei mes jį esam įpratę matyti internete. Tai aš labai laukiu. Funkcinio sporto. Tai ten iš esmės funkcinis sportas yra crossfitas, o Hyroxas yra, aš kaip sakau, yra lengvesnė crossfito atšaka, nes crossfitas reikalauja, crossfitas reikalauja skillsų, arba kitaip tariant, pratimų, kurie reikalauja įgūdžių, tai yra daug įdirbio, kitaip tariant, tai pavyzdžiui, crossfite yra ten, tarkim, pratimai ant žiedų visokie, yra vaikščiojimas ant rankų, čia yra pratimai, kurie reikalauja kažkokio tai, daug įdirbio ir skillso ir daug lavinimo. Tuo tarpu Hyroxas, jis yra, nors ten visai nemažas yra persidengimas su crossfitu ir ypatingai crossfiteriai būna, ateina į Hyroxą ir, ne iškart, bet yra pakankamai sėkmingi. Tai Hyroxas turi labai žemą, vadinamą entry level, kitaip tariant, ateini ir bet kas galėtų pradėti ir baigti Hyroxą. Jūs galite ateiti varžybas, tiesiog, aišku, ilgai užtruktumėt, bet nėra kažkokio pratimo, kurio jūs nepadarytumėte. Reikia stumti, reikia traukti, reikia bėgti, reikia ir kluoti. Čia yra labai baziniai suprantami pratimai. Tai dėl to tas Hyroxas kiek jis iš vis tik 5 metus egzistuoja, bet per pastarosius porą metų jis žiauriai išsprogo ir išbūmino, nes juk bet kas gali dalyvauti. Ir tai tau reikia bėgti ir tau reikia jėgos. Tai jis dėl to šiuo metu yra gal net turbūt populiaresnis už crossfitą, bet, aišku, ten visi juokauja, kad į Hyroxą eina tie, kuriem nepavyko crossfitą. Tenisas ir padelis. Tai jo, iš esmės. Čia idealiausia analogija būtų. Geras, okei. Tai gerai, klausyk, dabar jau čia kviečiu pradėti pokalbį. Mes tą progą, kad jau paplepėjom, noriu pristatyti mūsų svečią. Paul Demiko, taip sakoma, taip vadinama, labai smagu tave čia matyti ir kai šitas mūsų numeris yra sporto numeris. Ir labai įdomu, kad kai kalbėjom, ką čia pasikviest, kuris su sportu žmogus dabar čia taip rimtai užsiema, sakė, Paulius. Prieš kokius 1,5 metų turbūt gyvenime nebūtų atėję šitą mintis, tai aš kažkaip tai ir noriu šiandien mūsų tą pokalbį, jau kaip čia pasakyti, pradėti. Klausimu, kaip čia tavo ta transformacija įvyko ir iš viso, ar tu sąmoningai taip įnėrei ir sakai, viskas, dabar aš jau taip susiemu, kad dalyvausiu varžybose, ar tiesiog nuėjai pasportuoti ir įplaukiai netyčia taip? Tai pradėjau sportuoti su dabartiniu savo treneriu Luku Kirilovu, kuris beje ir buvo Lietuvos funkcinio sporto rinktinėje. Gal vis dar yra, nežinau. Turbūt, kad normatyvą reikėtų jam praeiti dabar. Bet esmė, kad su juo pradėjau sportuoti prieš 2 metus sausį. Tai jau dabar čia bus, kad sportuoju su juo 2,5 metų beveik, ar ne? Tai tada pradėjom sportuoti. Ir ten sportuodavo po porą kartų į savaitę, jis vesdavo tas vadinamasias, atsit crossfito treniruotės, cross training, man atrodo, crossfito negali vadinti. Čia tas treniruotės, kur aš sakiau, kad nueikim pasportuoti. Jo, crossfito, man atrodo, negali vadinti, jeigu licencijos negali išsipirkęs, kiti niuansai, bet žodžiu, cross trainingas, tai ten jėga ir ištvermė irgi pradėjau tenai sportuoti.
Ir labai greitai pamačiau, kad fiziškai tiesiog tu geriau jautiesi ir daug greičiau progresuoji negu mano iki tol žaistas krepšinis, nes šiaip, tai aš nuo 14 metų žaidžiu krepšinį ir žaisdavau krepšinį mėgėjiškai. Tai ten būna, kad prisirašai ten mėgėjų komandą su jos 3-4 ir ten, žodžiu, plaki praktiškai kiekvieną savaitę, praktiškai kiekvieną dieną turi varžybas, arba ten kokias 4 dienas per savaitę turi varžybas, bet toksai kažkaip ten tai palakstai, tai ne, tai šali, tai ne, ten taip kažkaip labai, ypač kai tai yra mėgėjiška, tai truputėlį labai nerimta kažkaip gaunasi. Ir pradėjau vaikščioti salę, nes tiesiog vienas draugas mano, toks Kazimieras, pasikvietė, sako, einam, davai, čia tas crossfitas, čia kur labai madinga dabar ir krūta, ir aš sakau, gerai, einam pažiūrėti, kas čia tokio. Buvo prie pat visiškai šalia namų ta salė, vis dar yra, tarp kitko. Tai galvoju, man čia tik tai palipti kalną reikia, tai galim nueit pasižiūrėti. Ir taip po truputėlį užsikabinau, pamačiau, kad krepšinis, kadangi yra ir kontaktinis sportas, ir šiaip sakau, ten kažkaip taip ateidom ir, žinai, mėgėjiškai ten tep-šlep žaidi, plus dar šaltuoju sezonu Lietuvoje, ten pusę mokyklų 16 laipsnių ten toj salėje, žodžiu, ten prisitraumuoji, nyksteli savo, susimuši, ten kas į čia įtrenkia, kur čiurna pasikreipi, kur nugarą, tiesiog kažkoks visas sulūžęs atrodo, jis taip sportuoja, bet tau ten, gerai, 30, bet, tu jau visiškai sulūžęs atrodo esi. Tada sporto salėje pamačiau, kad va ten galima sustiprinti visas raumenų grupės, jaustis puikiai, ir ta prasme, ir šiaip tu tada matai kažkokį tai ir pokytį, ir matai ir jėgą, ir matai ir ištvermę, ir kažkaip tai yra pamatuojama. Ir tada aš man atrodo, kad ir mečiau tą krepšinį, sakiau, kad viskas, man užteks to kontaktinio sporto, aš pasiliksiu dabar salėje. Bet sakau, tada ten kažkaip per daug intensyviai aš ten nesportuodavau, tada dar kartais ir tą krepšinį pažaisdavau ir panašiai. Ir tada praeitų metų rugsėjį, man atrodo, kad tai galima traktuoti būtų kaip 2024 rugsėjį, truputėlį turėjau tokių, vadinkim, audringą laikotarpį, blogąją, žodžiu, prasme, audringą laikotarpį savo asmeninėme gyvenime, savo santykiuose. Ir tiesiog, nežinau, man kažkur reikėjo padėti visas tas nesąmonės iš namų ir tiesiog kažkur aš norėdavau kiekvieną dieną, ir realiai kiekvieną dieną tada jau norėdavau bent kokią valandą ar 2, 2 tai čia su nuėjimu, su nusiprausimu, su grįžimu, vadinkim, 2 valandas iš dienos arba kokią valandą iš dienos tiesiog norėdavau pabėgti nuo visų tų emocinių nesąmonių ir nežinau, tai susiradau tą, tiksliau taip ir likau sportuoti su to pačiu Luku Kirilovu ir jisai tada jau įkūrė atskirai savo sporto kolektyvą Element, aš su blizonu ir sėdžiu, ir tas sporto kolektyvas, tiesiog, nežinau, radau tokią pačią geriausią terpę savo, nežinau, tiek žmonės, tiek visa aplinka, bendruomeniškumas, pats sportas, pats fizinė veikla iš savęs, nežinau, man kažkaip padėjo man ir save atrasti iš naujo, ir savo mintis kažkaip nukelti į tokį geresnį psichologinę stadiją, psichologinį steitą, nežinau, atsiprašau už anglicizmą. Ir tada jau sakau, rugsėjį aš pradėjau gan intensyviai sportuoti, nes kiekvieną dieną eidavau, nes tiesiog man Nieko veikti šiaip, also, aš galiu paliūdinti. Bet, žinai, aš pamačiau, kad man to reikia, aš kiekvieną dieną noriu į tą sporto klubą, man sakau, ten ir kolektyvas patinka, ir treneriai patys geriausi, ir pats tas sportas, ir pažiūrėjau, kad aš paskui, aišku, kai jau daug eini, daug lankai, tai paskui ir matai progresiją savo labai greitai matai. Ir, kažkaip taip užsikabinau ir paskui mes pažiūrėjom, kad aš... Kadangi iš seniau šiek tiek pabėgiodavau ir aš nemėgstu ilgų atstumų, tai aš bėgiodavau iki 10 km. Hyrox'e yra, tau reikia 8 km nubėgti, iš vis. Tai toksai, tai va, aš turiu kažkokį tai bėgimo į varikliuką, dabar jeigu dar užsiauginti kažkokių raumenų ir tą ištvermę kažkaip suderinti su tais raumenim, tai gaunasi aš tokį vos neįdealų variklį Hyrox'ui turiu. Tai mes tada pažiūrėjom, kad atsirado tas Hyrox'as, jis jau buvo atsiradęs, jiem iš viso gal 5 metai. Tai pradėjo populiarėti tas Hyrox'as ir sako, tai tau reikėtų pabandyti tose varžybose sudalyvauti. Tai čia buvo iš visų utopija, kad aš ko savo gyvenimo bingo kortelį neturėjau, tai kad fucking skrisiu į Ispaniją, į fitneso lenktynę. Nes Hyrox'as šiaip taip pavadinasi fitneso lenktynės. Wow. Kad klasifikuojas taip. Tai kad aš skrisiu į fitneso lenktynės ir dalyvausiu ten, eisiu šitą, pasimsiu su šitais visais, bet sudalyvau, gerą rezultatą parodžiau ir labai patiko ir tiko. Ir dabar gaunas, kad mes esam, kaip aš juokauju, dabar esu hybridinis atletas, kur ruošiamės būtent tokiams varžyboms. Šiaip, nes
žinai, toks, kai tu esi suaugęs žmogus, kai tu mokyklai, tai eini karate varžybas, čia, nu, kaip ir normalu, žinai. Ir kai tu sėdi ant 30, galvoji, reikia sudalyvauti varžybas, keistoka. Ir, sakau, pirmas varžybos buvo, nu tai, nes ten, sakau, buvo išparduoti sunku tos bilietus gauti. Mes žinojom, kad bus Varšuvos varžybos, tai laukiam, kol atsiras tom Varšuvos varžybom balandžio mėnesį bilietų. Rygos varžybos žinojom, kad bus, irgi laukiam, bet šiaip viskas išparduota. Ir aš kažkaip galvoju, ir vasario 6 mano gimtadienis yra, ir aš galvoju, aš noriu savo pasidovanoti kažkokią dovaną. Ir suradau, kad vasario 16 Bilbao vyksta. Tai plus dar, žinai, ten šilta, pas mus šalta, ten, nu tai toks biški truputį atostogą tokią pasidaryti, nuvaryti, kur šilčiau. Dar Guggenheimo muziejus yra, man labai tinka. Ir susiradau, kad galima nusipirkti tos bilietus, yra kas ten susitramuoja, perpardavinėje. Nu, tai nusipirkau ir sakau, tai kai sėdėjau lėktuve, galvoju, o wow, profesionalus sportininkas tiesiog skrendu į kitą šalį į varžybas. Tai aišku, buvo labai juokinga, bet, nu nežinau, kažkaip, jo, tai daug darbo įdėjau nuo rugsėjo, praktiškai kiekvieną dieną ir sportuodavau. Ir tai va tą, ką užsportavau, vadinkim, nu, tai norėjausi tada jau pasitestuoti varžybų formate. Ar čia mes einam link kažko, ar neinam link kažko. Tada Varšuvai balandžio mėnesį dar 2 minutėm pasigerinau savo laiką, nu tai atrodo, kad mes kaip ir progresuojame, atrodo kaip ir gerai. Tai dabar tikslas yra dar porą minučių turbūt pasigerinti. Jo. Šiaip turbūt negalima nuneigti tavo įtaką šitam sportui, nes visiškai nejuokauju. Aš dabar buvau susilaužusi koją ir po jo kažkaip galvoju, bliažiai, kad atsigauti, žinai, kažkaip pasistatyti, nes tiesiog man sunyko visiškai raumenis per tą laiką. Aš irgi besu turėjęs dešinės kojos keturgalvio atrofiją visišką, tai seniai labai. Bet to atsistatė, ar ne? Tai aš atsistačiau, dabar nebeturiu jokių disbalansų. Nes aš tai bijau, kad aš biškai šlubiukę liksiu. Ta prasme, tikrai nejuokauju, nes man nesilanksto čiurna. Viskas gerai. Nes kažkada net ir kalbėjau su draugais, kad, tipo, jeigu dabar būtų kokie 1900, nu tai aš būčiau, nu, ten nežinau, kaimo šlubiukė liku, žinai. Nu va, mingėlom nepasisekė, vat, žinai. Bet, žodžiu, ką noriu pasakyti, tai kad tu tikrai tokį sukūrei visai, kaip pasakyti, gal mitą ar legendą apie tą Element klubą, nes per miestą vaikšto kalbos, kad, nu, ten, kur Demiko lanko, ten yra... Bet yra dviejopas tas mitas, nes vis pirma, aišku, čia yra pats geriausias sporto klubas visam pasaulyje, aš taip manau, mano nuomonė, bet yra dviejopas tas mitas, nes aš irgi kartais susitinku pažįstamų ir žinai, jie sako, bliam, kaip jūs ten sportuojat, kaip norėčiau, žinai, prisijungti, sakau, tai prisijung. Ne, bet jūs ten žiauriai sunkiai varot, nes visi pažiūri mano storiakus, nu kur aš aišku, nu tai aš jau skaitaus kaip varžybinis atletas, tai jo, aš tai ten, nu, būna, kad belenką išdarinėjau. Bet žinokit, kad su manim kartu tai lanko ir mano mama. Nu va. Tai ten bet kas gali būti. Ten mes, sakau, aš ne treneris, bet mes ten pritaikom pratimus, pritaikom svorius. Tu visą laiką gali viską reguliuoji savo paties intensyvumu. Treneriai prižiūri formą. Nu, tipo, ir aišku, yra tas visą laiką mitas, kad jeigu grupinės, tai visi daro belek ką tik nori, ar ne? Tai šitas mitas, aišku, yra, nu, šitame mite tiek tiesos šiaip nemažai yra, nes jis yra atkeliavęs iš tų labai didelių grupinių treniruočių, kur ten 20 žmonių ir daugiau sportuoja ir tada, aišku, ten belenkas vyksta. Pas mūsų grupės yra iki 10 žmonių, bet reikia visą laiką dar turėti omeny, kad pas mus šiaip ten labai nedidelė tas Element visas klubelis, kuris yra įsikūręs Pargėcius, jis labai nedidelis, tai ten, žodžiu, treneris viską mato. Ir kitas dalykas, mūsų yra 10, bet iš tų 10, nu ten tokių pradedančiųjų dažniausiai būna santykis kokie 5. Nu, tai tarkim, treneris manęs jau nebeprižiūrės, aš viską žinau, ką reikia daryti, aš tiesiog ateinu į treniruotę, manęs neprižiūri. Bet kažkam skiria ypatingai daug dėmesio, ypatingai daug laiko, atsižvelgia į traumas, atsižvelgia į mitybą, atsižvelgia į ten kažkokius mobilumus, paskui dar pasiūlo ir į mobilumo klasę užsirašyti, išsilankstyti, jeigu reikia. Tai, nu, ten yra parengta sisteminė progresija visiems, sekti visų rezultatus ir, nu, tu matai, su kokiais svoriais tu paskui turi dirbti, su kokiais prieš tai dirbai, kad ten nepersitempt. Nu, ten viskas yra žiauriai matematiškai gerai padaryta ir išskaičiuota ir labai labai profesionalu ir bet kas gali tenai ateiti sportuoti. Čia kaip sportinė sekta skamba. Bet, nu, tai aš, truputėlį, man atrodo, to ir yra tenai. Žinai, kaip ir kiekvienoj... Žiūrėk, tu džempų jau vaikštai. Kaip ir kiekvienoj bendruomenėje. Žinai, ten, kur, pavyzdžiui, renkasi tie prie baltojo, Temple Social Club. Jo. Pabėgiot. Nu, tai ten irgi tokia mini sekta. Nu, bet, tipo...
Taip, jie vis tiek faini. Bet čia yra visiškai pasaulinis trendas, tai yra kalba apie bendruomenės kūrimą ir tu priklausai tiem žmonėm, tam, bet ir džemperį turi paskui. Jo, bet aš tai galiu tikrai suprasti, nes ne veltui yra dabar internete visur tie mėmsai, kur ties 30, žiūrėk, bernai pradeda Iron Man. Žiūrėk, visi Iron Man'ai. Iron Man'ą pataisysiu, Iron Man'ą pradeda ties kem jau dažniausiai. Jo, nes čia yra endurance sportas ir tavo ta ištvermė, jinai iš tikrųjų užsibildina iki 40. Jinai jau auga, jinai užsibildina iki 40 ir maždaug prie 40 ateina vidurio amžiaus krizė. Nu, man atrodo, kad tiesiog ties 40 yra vidurio amžiaus krizė, ar ne? Nu ir tada tau reikia save kažkur realizuoti ir geriausia savęs išbandyti. Ko nedariau dar, jo? Pusiškas jo yra Iron Man'as. Tai manęs dabar būna dar paklausinėję, tipo, o Pauliau, kada maratoną? Niekada, nu nes man tokio atstumo nereikia, bet o Pauliau, o kada Iron Man'as? Sakau, nu tai jau čia kokiu tram 8, tram 9. Sakau, dabar man Iron Man'ą nereikia, bet sakau, nenustepkite, jeigu 40 dviratį brangų nusipirksiu, tada greičiausiai ruošiuosi Iron Man'ui. Nes aš norėjau klausti, tai tipo, planuoju Iron Man'ą? 40, dabar tai tikrai neplanuoju, ne. Nes matai, man dabartiniam sportui reikia jėgos, o jeigu normaliai ruoštis Iron Man'ui, tai nu su visą pagarbą, aišku, visiems, kurie ruoštis Iron Man'ui, ten labai daug jėgos atsisakai, nes ten tu dirbi labai daug su ištverme, ten daug bėgioji, daug važinėjai dviračių, aišku, taip yra baseinas, kuris palaiko tonusą, bet iš esmės nu ten pakankamai atsisakai jėgos nemažai. Jo, nes aš turiu ir draugų ir pažįstamų, kurie Iron Man'us daro, tai aš buvau žiauriai nustebusi, kad pavyzdžiui Iron Man'e, ten ta gauja, kai bėga į tą ežerą ar kur nors tenai, jų krūva yra tokių, nu, nekudų. Jo, čia tai visiškai yra normalus pastebėjimas. Jo, ten tiesiog, aš irgi esu dalyvavęs keliose, tiksliau, buvau palaikyti draugų, kurie dalyvavo, tai ten, nu, toks dėdės, ten visiškai bėga. Ir kartais dėdės labai greit bėga su tais pilvukais. Labai gerai. Jo, nu, ten toksai sportas. Tai esmė yra tavo jau su amžiumi užauginta ištvermė, vadinkim taip. Taip. Bet šiaip gerai tu pasakai, iš tikrųjų, gal 40 arčiau tas amžius, bet brangų dviratį, tai jau man atrodo ties 30. Žinai. Na, dabar populiarūs, aišku, ir tie ir bėgimo klubai, dviračių klubai. Taip. Aš dabar pasižiūriu, kad ten irgi... Su timpom vaikštas. Visi su timpom ir su tais klipsais vaikšto ir ten tokių dviračių prisipirkė, kur ten pusė mano automobilio kainos jau, man atrodo, yra susidėję juos. Realiai. Nežinau kodėl ir net, kad mano smegenys turi šitą informaciją, bet netgi žinau, ten brandų pati, aš irgi atėjašu. Tai gal jau esi indoktrinuota, kokį irgi sektą dviratininkų? Ne, žinok, bet aš turėjau mintį, man 30, kad gal vis dėlto reikia tą dviratį, įdomu vis dėlto kažkaip čia gal, arba va tą element kažką čia pabandyti, žinai, kiek čia gyvensi, kaip sakoma, taip palaidai. Bet tai klausyk, tu sakai, kad sportuoji ne dėl išvaizdos, tai man įdomu, kokie tavo šiaip bendrai paėmus tikslai su tuo sportu. Nu, ar jis kažkur veda, ar tu tiesiog sportuoji, nes šiaip faina, nes panašu, kad tai tavo labai didelę gyvenimo dalį dabar sudaro. Nu, nes tai yra, tai aišku, dabar yra mano pagrindinis hobis, vadinkim, nu, tai ir nežinau, tai čia toks, žinai, kaip jis nėra kaip, tarkim, YouTube'as arba mano Instagramas, kur, žinai, hobis virtęs darbu ir dabar, nu, tai yra nenuginčiamai darbas. Čia yra hobis, kuris yra hobis ir, nu, tipo, jeigu aš galiu kuo daugiau savo hobį užsimti, jeigu aš galiu savo tai leisti ar ne, tai aš jo kuo daugiau ir užsimsiu. O jo, kaip aš sakiau, aš išvaizdai visai nedirbu, nes, nu, tiksliau, ne nes, o mes dirbame grinai rezultatui ir šiuo metu, nu, esam užsibrėžę tikslą, kad per ateinančius metus, gal taip, man atrodo, mes užsibrėžėm per 2, bet aš pakankamai, na, aš dabar parodys, Rygoje parodysiu, ką aš galiu ar negaliu ir nuo to toliau spręsim, ką daryti, bet iš esmės buvo sausio mėnesį, man atrodo, mes buvom nusprendę, kad per artimiausius 2 metus reikia tilpti į valandą. Nu, čia toks kaip tikslas užsibrėžti. Bet, nu, vėlgi, čia aš nenoriu prisikalbėti, manau, kad aš greičiau sugebėsiu sutilpti tą valandą. Tada, aišku, yra, jeigu sutilpti ten į valandą, tada, aišku, galėti į pro divizioną gali ten stengtis, pavyzdžiui, pakartoti tą patį. Tada, jeigu dar mažini keliom minutėm nuo valandos, tai ten jau praktiškai prasideda tada podiumuose gali rinkti įskaitą. Nu, nežinau, bet vėlgi, man 33, kas yra pakankamai daug, aišku, čia nieko neįžeidinėjant, bet tiesiog, nu, mano fizinis pikas vis tiek turbūt bus kokie 30, dar kokie 3 metai ir taip. Ten jau bet kokiu atveju, ten testosteronai pasibaiginės, taip toliau ir panašiai. Tai, aišku, kažkokių ten iliuzijų apie ten kažkokius čempionatus bendrąją prasme neturiu. Man iš tikrųjų, kas visai atrodo perspektyvu ir smagu būtų, tai aš bandysiu šią vasarą gauti tas licenzijas, tai aš visai norėčiau būti konkrečiai grinai licenzijuotas Hyroxo treneris
Ir gal man būtų įdomu ateityje parašinėti atletus grinai šitai sporto šakai, nes ir plus šita sporto šaka turi labai didelį potencialą tapti olimpinė sporto šaka, dėl to, kad jinai turi fiksuotą formatą. Crossfitas, šiaip iš esmės crossfitas jau seniausiai turėjo būti olimpinė sporto šaka, pagal savo populiarumą, pagal savo bendrą įtaką, nežinau, sporto klimatui pasaulyje ir taip toliau, bet crossfito labai didelė spraga, nespraga, bet jam crossfitui koja kiša tai, kad jų formatas yra labai kvailas varžybų. Tai yra, tu dieną prieš varžybą sužinai, ką tau reikės daryti. Tai, čia tam, kad būtum pasiruošęs viskam. Taip. Čia toks konceptas. Bet tik dieną prieš sužinai, ką reikia daryti. Tai, pavyzdžiui, netgi būna, kai kurie atletai, pavyzdžiui, nemoka kažkokio pratimo, varo į varžybas ir tiesiog meldžias, kad, tikiuosi, kad nebus žiedų. O nebūna, gerai, tada varom. Žinai, būna žiedai, viso neįskaita. Taip. O olimpinėse, negali tokio šūdo būti, čia nesąmonė. O Hyroxas vis laik lygiai taip pat atrodo. Tai tu atvarai savo geriausią dieną, pavarai, medalį, viso gero. Tai Hyroxas turi didelį potencialą tam ir aš, pavyzdžiui, visai norėčiau, gal žiūrėčiausi tapti treneriu, būtent šitos sporto šakos, kas man irgi būtų toks, tai būtų toks, kaip ne full-time'as, bet toks, šitą mano sportavimo hobį dar pakeistų, toks, vadinkim, būtent sporto ruošimo hobis. Tai dabar prisiminiau, čia, kai teisės laikiausi, tai meldžiausi, kad tik nebūtų atbulinė šoninio parkavimo šito. Aš irgi man buvo. Ir galėjai ištraukti. Man irgi papuolė. Klausyk, bet tai visiškai nepaslaptis, kad su tavo, žinai, šitų naujų hobių visiškai pasikeitė ir tavo turinys tam tikrą prasme. Tarkim, Instagramas yra sportas. Kaip? Bet labai daug jo, nesakyk, tikrai. Buvo ir mados fotosesija, mes matėme. Taip, mes šitą dar aptarsim. Mes matėm fotosesiją. Bet kaip, pavyzdžiui, tavo auditorija reagavo ir vis dar dabar reaguoja į tavo sportą, ar, pavyzdžiui, gauni kokią heito, o gal atėjo kaip tik nauja banga žmonių? Šiaip tai realiai, aš kiekvieną dieną, praktiškai kiekvieną dieną, man atrodo, kad turbūt jau labai ilgai, tiesiog parodau, kad sportuoju, ar ne, aš dažniausiai savo storiakus kažkokius keliu. Šiaip mano toks kaip ir pagrindinis turinys ir jis yra vis dar tas vadinamasis pramoginis politinis, tai jis yra sekmadieniais, tai aš sekmadieniais darau gyvo vaizdo transliacijas, kiekvieną sekmadienį 4 valandų transliaciją, paskui tuos epizodus dabar jau stengiuosi karpyti ir sudėlioti į savo pagrindinį YouTube kanalą arba tada Reelso formatu, ten nežinau, į visas kitas platformas. Tai iš esmės vis tiek tos turinio šakos, jeigu tai laikyti turinio šakom, tai jos tikrai yra labai aiškios, ryškios dvi ir jos nei kiekvienas nepersidengiančios, vadinkim taip. O šiaip, kai pradėjau tiesiog daugiau rodyti sporto, tai realiai kas liečia ten peržiūros, pasiekiamumą, sekėjus, atsiliepimus, šiaip nieks nepasikeitė. Netgi tiesą pasakius, visi tik tai pradėjo rašyti, kad liuks, Paulius sportuoja, labai maladėts, čia mane užmotyvavai. Bet, neatsirado tokio, kažkaip nežinau, nebuvo jokios bangos, kad ten kažkas išeitų, ar kad kažkas papildomai. Šiaip nebuvo, kad daugiau atsirado netgi žmonių, nes daugiau pradėjo sekti po sporto pasaulio žmonių, daugiau pradėjo sekti. O kad būtų kažkas išėję iš tos auditorijos, tai aš tai tokio visiškai dalyko nepastebėjau. Ir nežinau, man tai atrodo, kad bendrai turbūt, kad man pasisekė per savo tą trumpą socialinių tinklų karjerą kažkaip susistatyti tokią auditoriją, kuri mane seka dėl to, koks aš esu, iš esmės. Ir toks, koks aš esu, priklauso nuo laikotarpio. Ir aš tiesiog esu augantis žmogus, kurio keičiasi kartais ir pomėgiai, keičiasi kartais ir pažiūros, keičiasi kartais ir hobiai, keičiasi. Ta prasme, jie eina su manim per mano gyvenimą ir per mano tos pokyčius. Ir, nežinau, dabar yra toks etapas, kad aš sportuoju. Tai, nežinau, tai jie tiesiog, kaip sakoma, yra on board. Tai, jau tegu ir žiūri, kaip sakoma. O vis labai įdomu, kad tu prabilai apie kažkokį tai galima, žinai, naujo darbo atsiradimą. Kad tu visai galvoji tuo treneriu pabūt. Tu, pavyzdžiui, šiaip tas socialinių tinklų darbas, jeigu hobis tapęs darbu, tau jis vis dar patinka? Tau vis dar, žinai, duoda dopamino? Tam tikrai jo aspektai, bet, žinai, kaip čia pasakyti, tiksliau, daugelis jo aspektų, taip, aišku, kad patinka, nes nepatiktų, tai nedirbtum. Bet tai viskas yra su savo niuansais, tai, žinai, tai ten tipo yra vis tiek dalykai, kurio, jeigu mes ten, nežinau, reklamuojam, vadinkim, kad ir, kaip čia šnekėt, ten, aišku, ašgi nesakysiu, kad jo man žiauriai patinka, žinai, reklamuot skalbenkę.
Nu, bet tai yra dalis darbo ir aš suprantu, kad, bet tuo pačiu tada tu gauni tokį kūrybinį iššūkį ir tu su to kūrybiniu iššūkiu susitvarkai. Ir galutinis, tarkim, kažkoks turinio vienetas, kuris nugula į tavo socialinius tinklus, tai tu jį atstovė. Aš čia yra, taip, čia yra bairis, kurį aš parašiau, čia yra dalykas, kurį aš sumontavau, taip aš įsivaizdavau tą, tarkim, reklamą ir taip man patinka. Bet, žinai, sakau, nesakytum, kad, mano svajonė yra skalbenkės reklamuoti. Turbūt ne. Aišku, ne. Tai sakau, tai žinai, tas mano socialinių tinklų darbas, vadinkim taip, ar čia tas hobis virtęs darbu, jis vis tiek, tu turbūt ir pati žinai, atneša daug ryšių, galimybių, pinigų be jokios abejonės, visko. Tai ten kažkokie tai aspektai, kurie gal nėra tokie labai malonus, arba nėra ten kažkokie, dėl kurių tu ten, keliesi, žinai, kiekvieną rytą, tai vis tiek jie yra smarkiai užgožiami visais pliusais, kuriuos tu gauni iš to. Tai viskas su to yra gerai. Bet tu visai ilgą laiką buvai toksai ir prie komedijos pasaulio priskiriamas. Dažnai aš buvau priskiriamas prie... nežinau, nes aš stengiuosi viską, ypatingai tas mano apžvalgų turinys, tai kas dabar yra persikėlę į gyvas vaizdo transliacijas. Aišku, be jokios abejonės, aš stengiuosi išlikti ten, žinai, aktyvus, vadinkim, ten memų kultūroje, aišku, aš stengiuosi savo nuomonę pateikti kaip įmanoma juokingiau ar šmaikščiau, tai ir per tą žmonės kažkaip mane kartais priskiria ten prie kokių komikų, bet aš aišku sakau, kad komiko darbas yra, manau, sunkesnis negu mano, tai nedevalvokim jų profesijos. Taip. Nes aš kažkodėl vienu metu, kai ruošiausi šitam interviu, aš kažkaip galvoju, ar turėjai podcastą ar ne, nes mano galvoj kažkodėl tai natūralu. Mes Klajumų podcastą, tai buvo mano Klajumo ir Monikos Pundziūtės podcastas ir jis buvo, mūsų autorinis podcastas, mūsų trijų, tai mes ten gal 3 sezonus jo turėjom. Tai jisai skaitėsi komedijinis podcastas, bet aišku, didžiausia komedijos dalį, tai ten padengdavo Klajumas, kuris yra profesionalus komikas. Tai dėl to gal ir dar man tai etiketė nukrisdavo komiko. Taip, nes, žinai, aš, pavyzdžiui, dar ir prisimenu, tu ir radijai dirbai ir atrodo, ta tavo karjera taip visai turėjo tokių skirtingų daug etapų. Tai vadom, pavyzdžiui, ar tu matytum save, nežinau, ten vedėjo dar kartą rolį, žinai, nes jinai evoliucionuoja. Kartais vedu renginius, moderuoju diskusijas. Bet privačius labiau. Vedęs vestuvės 2, tai, tipo... Bet labiau privačius, nėra, kad ten, žinai, televizijos projektui pasirašytumai ar pasirašytum. Aš galvoju, aš esu buvęs komisijose. Kaukiai, taip, mes žinom. Aš esu kaukėse, kaukiai. Kaukės ten buvo, ar kaukė? Kaukės. Kaukės, man atrodo. Kaukės, tada muzikinė kaukė. Taip. Ir tada, tai aš tikrai netmeščiau variantų, tipo, dar ateityje turėtų. Jeigu dabar būtų ypatingai su sportu kažkas susiję, tai... Galėtų, pavyzdžiui. Sporto projektas. Galėtų, bet galėtų ir būti, visiškai galėtų būti absoliučiai politinė laida, galėtų būti socialinė kažkokia laida. Aš visiškai užbūčiau, aš man atrodo, kad turiu pakankamai, vėl aš šiandien naudau tą žodį ir lietuviškai nesugalvoti. Tai sakai, ranžas, nežinau. Čia kai diapazonas gal pakankamai platų, turbūt turiu, tiksliau, norėčiau tikėti, kad turiu pakankamai platų, nežinau, diapazoną, charizmas, ne charizmas, turbūt. Įgūdžių, diapazoną, kuris, man leidžia, aš galiu būti ir laidų vedėjų, tikiu, kad galiu, aš galiu būti, sakau, ir ten kažkokių diskusijų vedėjų, aš galiu būti ir ten, nežinau, priešais kamerą ir renginį galiu vesti. Ir tai neatmetu aš visų šitų galimybių. 100%, tikrai ne. Taip. O ar man čia taip tik atrodo, ar taip yra? Tai tu paneik arba patvirtink, kad trupučiuką tu mažiau dalyvauji internete, kaip čia pasakyti, atliepdamasi, tarkim, kokius nors super aktualius įvykius arba ten kažkieno vykstančius beefus. Šito atžvilgiu turbūt mažiau, bet dažniausiai gal taip atrodo dėl to, kad aš tada tuos dalykus dažniausiai nusikeliu sekmadieniui. Jeigu tai yra kažkas įdomu, aktualu, ypatingai jeigu tai yra politinis gyvenimas, tai aš tada nusikeliu sekmadieniui ir mes sekmadienį tada tuos dalykus apžvelgiam. Bet esi visiškai šiaip labai geras pastebėjimas, seniau aš būdavo labai staigiai reaguodavau į kažkokias labai aktualius dalykus ir tai būdavo, ar tai būdavo Instagrame, ar tai buvo YouTube, Bet dabar esu tiesiog tai nusikėlęs kaip sekmadienio turinį savo. Ir man tada kažkaip, nežinau, man netgi tada būna ramiau, nes aš turiu savo normalią savaitę, kur aš galiu ten ar kažkokius darbus daryti, ar kažkokius ten video montuoti, ar kažkokias reklamas daryti, sportuoti galiu. Ir tada sekmadienį tu įsijungi ten tuos visus dalykus
jau apžvelgti ir pažiūrėti, neskubėdamas ten, kas ten vyksta tuo metu, ką ten visi bando išsiaiškinti ar panašiai. Aš tu sakau, gerai, Hebra, pažiūrėsim sekmanį šitą dalyką. Ar tu matei, kad ten buvo, nemačiau, bet girdėjau, davai sekmanį pažiūrim. Nu, aš kažkaip taip susidėliau, man netgi psichologiškai nuo to lengviau, nes tada aš nejaučiu to tokio FOMO. Man dabar reikia sureaguoti ir pasakyti, aš maždaug, Hebra, jums įdomu mano nuomonė, sekmanį, teikit, pasižiūrėkit. Jeigu reikia dabar, tai sorry, neturiu jokios. Jo, nes tu turi aktyviai tada šokti į tą situaciją ir greičiausiai tau kažkas atlieps dar ir tu dar turėsi vartytis iš kažko. Tai aš seniau taip darydavau. Dabar aš tiesiog esu pasidaręs, žiūrėkit, aš sekmanį prisėsiu prie šito, kitu atveju man nerūpi. Nu, tai man kažkaip korporatyviškai dirbi. Jo, man taip psichologiškai netgi geriau išeina, kur tipo, aš dabar ramus, jeigu jums įdomu, tai va. Taip, o tu esi kad nors gailėsis dėl kažko, kokiam beef'e, kur sudalyvavai? Šiaip tai nemanyčiau turbūt, ne. Aš, man atrodo, visuose beefuose išeidavau ant viršaus, tai... Nu, žinom keletą tokių. Tai negaliu labai skustis, nežinau, jaučiu, kad ne. Jo, o pavyzdžiui, yra kokiu nors video, ypač anksčiau tu mėgdavai labai paraustinti arba netgi sukurti kokią nors aktualiją. Galės ką nors paviešinęs kada nors ar ne? Ne, tik tai yra iš vieno vaizdo įrašo yra iškirptas vienas bairis yra, nes jisai... buvo, aš dabar neprisiminsiu, koks ten Seimo narys, bet žodžiu, tas Seimo narys, ten buvo, nejokinga, bet aš pajokavau, kad vienam vaizdo įraše aš tiesiog pajokavau, kad jisai ten kažkaip laikė kompą drebančiam rankom ir aš pajokavau, sakau, kas tau Parkinsonas ar kažkas tokio, kas jau šiaip nejautru yra, bet tada dar plus tas Seimo narys už kelių mėnesių mirė nuo vėžio. Tai aš tipo, ir atsidariau tą videkas, jau aišku, tuo metu buvo senas ir tą vietą taip iškirpau ir ištryniau ir visiškai, ir labai geras įrankis, šiaip YouTube yra iškirpinėti vietas, tai kai tu žiūri tą vaizdą įrašą, ten niekur nepasakysi, kad ta vieta buvo. Tai čia vienintelis dalykas, dėl ko aš, kaip sakau, gailėjausi, nes jo buvo logiška, kad, čia jau negražu, prasto tono bairis, aplinkybės visiškai nebetos. Tai iškirpau, o viso kito, kas nuo pat pradžių, ką esu įkėlęs, tą ir atstovėsiu tikrai. Taip, bet klausyk, tavo vis tiek kasdienybė, aš tikiu, per tiek daug laiko yra tokia ganėtinai gerai susistovėjus. Ir dabar tu turbūt ją dar labiau susipaprastinai, kad į sekmadienį, žinai, viską sukėlė. Jo, maksimaliai. Taip, tai kaip, pavyzdžiui, atrodo tavo tiesiog paprasta darbo diena? Tai jeigu neturiu tokių išėjimų pas kažką pasidėti podcastuose, tai iš esmės tiesiog aš atsikeliu. Dažniausiai tai mano montuoju vaizdo įrašus, arba, pavyzdžiui, darau kažkokias tai reklamas, jeigu reikės daryti. Vakare pasportuoju, per visą dieną, aišku, labai daug valgau ir paskui einu miegoti. Čia toks, realiai tiesiog prie kompo turiu darbą, nes sekmadienį iš esmės toks ir turi būti pats efektyviausias ir geriausias mano tas turinio konvejeris. Tai sekmadienį, kai aš sufilmuoju 4 valandas turinio, realiai gaunasi 4 valandų dešra visokios informacijos. Tai per tą ateinančią tada darbo savaitę aš turėčiau iš to bent vieną vaizdo įrašą pasigaminti, bent porą reelsų ir, tai ir dar toj savaitėje būna pamėtyti kažkokių tai bendrai integracijoje reklamų, ten tarkim Instagrame, tai ten viena ar dvi. Tai visą šitą išsimėtai per 5 darbo dienas, plus sportai ir gaunasi, kad tiesiog, dirbi tokį darbą prie kompiuterio, bet man jis labai tinka ir patinka. Tai. Jo, bet šiaip atrodo, kad tavo karjera ganėtinai dabar tokia strategiška, ne? Nėra, kad tiesiog pamėtai, taip kažkur kažką atliepia. Dabar turbūt yra strategiškiausia, kokia yra buvus. Dabar aš bent jau turiu tokį aiškiausią tvarkaraštį, kiek jis yra buvęs. Jo. Yeah. Man tas labai dabar patinka, nes ypatingai sportuojant reikia daug miegoti ir gerai miegoti ir man šitam savo tvarkaraštėje pavyksta tiesiog normaliai nueiti miegoti ir normaliai įsimiegoti, kai seniau būdavo, ten būdavo montuoji iki 4 ryto, ten priduodi, ten dar kažkokia toks buvo palieva iš pradžių karjeros pradžioje. Aišku, tai buvo būtina, nes ten reikėjo greit daryti viską, nes reikėjo greit gaudyti tą gniūžtę, kuri žinai, rėdėjo, o dabar tai turiu tokią labai gerą, manau, grafiką, sveiką ir galiu pamiegoti ir pasportuoti ir galiu tiesiog savo darbus tada daryti. Kaip sakoma, vardas dirba tau. Turbūt jo. Taip. Efektyvus valdymas. Taip. Taip. Ir klausyk, bet dabar aš noriu dar paliesti tokią temą, irgi susijusi, žinai, su tavo, tiesiog, kad tu esi viešas, dabar žinomas žmogus ir apie tavo tokią, kitą transformaciją, kurią tu čia užsiminiai, žinai. Žinom apie tavo santykių istoriją dabar, ne? Ir labai giliai neįsiu į visą šitą, bet tik tarp mūsų panų podcast'ą neseniai lankysi. Galvo sakysi, tik tarp mūsų. Čia tik tarp mūsų, papasakok. Sakai, kad labai daug panų dėmesio sulaukė ir apskritai, kaip tu, pavyzdžiui... Bet čia bangom, žinok, čia kai įsidėjau varžybų fotkę, tada buvo kelios dienos banga, paskui kai išėjo fotosesija,
Nu, šiaip 3, nu, kaip ten viena fotosesija, bet 3 albumai. Kas kart, kai šitą albumas gaudavau ir tada dar po vienų varžybų. Realiai tai nėra, kad jos ten rašoma kiekvieną dieną. Bet buvo tos 5 didelės bangos, tai 2 varžybos ir 3 fotoalbumai. Okay. Bet vat, ir tu ir streamė, man atrodo, tu streamė, ne? Pirmą kartą papasakoji apie savo santykių statusą. Jo, nu, nes ten gyva auditorija. Taip. Ir gyvai žmonės teiraujasi, plus tu ten esi savo namų aplinkoje, nu, tai ten tiesiog nusprendžiau, kad nu, tai nesąmonė, nes kiek aš dabar laiko dar meluosiu, kad nežinau, žinai, mano eks su šuniu dabar vaikštinėja lauke 4 valandas, kiekvieną sekmadienį, naktį, kol aš čia jo. Nu, tipo, tiesiog sakiau, kad, nu, tipo, hebra, žiūrėkit, nu, nebeklauskit, kur šuo, nu, nepėr jo ir nebus. O kiek tu, pažiūrėjau, šiaip patogios šitos temos ir kiek tu nori ir esi atviras, va, taip viešumai komunikuoti? Nu, nesakau, nenori, tu vis tiek kažkada turi pasisakyti. Nu, nebūtinai turi pasisakyti, gali nepasisakyti, yra kas nepasisakinėja tokiam temam visai, yra kas apskritai gan priešiškai reaguoja į, žinai, tokių naujienų atskleidimą, ar apskritai tokias... Nu, ten, čia kaip pavyzdys ir aš tikiuosi, jis tiesiog nesupyksim, bet ten, pavyzdžiui, žinai, koks ten, tarkim, išsiskyrė su Jessica, nu, tai jiegi nei nori apie tai šnekėti, nei, nu, jie apskritai... Nu, taip. Ir aš visiškai suprantu tą poziciją, viskas gerai. Tai aš gal labiau esu iš tos pusės, kur, kaip sakoma, čia su Artūru Svonkai irgi jo podcast'e sėdėjau, sakau, nu gali bandyti ten eiti, bet gali būti, kad tu atsimuši kažkokias sienas ar kažkokius asmeniškumus, kur aš tiesiog, nu, gerbdamas kitą asmenį tau nesakysiu. Bet bendraja prasme, nu, tai aš nematau tabu apie ką ten šnekėti. Nu, tiksliau, aš nematau tabu apie tai šnekėti, viskas gerai, gali ten eiti, bet gali būti, kad tu atsimuši į kažkokius klausimus, kuriuo aš jau negalėsiu atsakinėti. Kokie jie, aš nežinau, nes tu dar, nu, juos neatsimušiai turbūt. Tai aš toksai, tipo, galiu šnekėti tom temom. Kaip ir ja. Bet tu nesijauti užspaustas interneto, kad, va, nu, reikia pasisakyti. Nu, nes kaip ir sakai, žinai, žmonės matys, kad nėra šuns ir merginos. Tai vat, tai matai, galėčiau kažkaip čia bandyti išsisukti, kad ne, aš nejaučiu to spaudimo ir panašiai, bet tuo momentu grinai taip ir buvo. Nu, sakau, kad tai yra streamas ir plus sakau, ten, kai transliuoji, tai ten susirenka jau tavo, nu, kaip čia pasakyti, turbūt tavo gal negražu taip sakyti, bet turbūt tavo didžiausi fanai, nu, nes jie grinai skirs dabar tas 4 valandas savo dienoj, sekmadienio gale, plius, žinai, jeigu nori matyti ir nori bendrauti, tai turi ateiti taip. tą dieną to laiku, nes kitų laikų, nu, tai nebėra gyva vaizdo O transliacija. jis yra išsaugomas ar ne? Aš išsaugau, šiaip jisai viešas, visas galima eiti, visą laiką yra paskutiniai 2 sekmadienį įrašai, tai 2 savaitės kabo, paskui jis išsitrina pats, nu, ten Twitch'as taip sugalvoja. Bet visą laiką paskutinius 2 sekmadienius galima pažiūrėti, va šiuo metu jie yra vieši. Bet jeigu nori ten bendrauti, gauti atsaką, įdėti savo kažkokį tai inputą į bendrąjį turinį, tai tada turi būti gyvai prisijungęs. Nu, tai ten, žodžiu, susirinka kaip ir tavo didžiausi fanai, nu, tokia kaip ir artimiausia bendruomenė, kurią dar taip su kuria dar tuo pačiu tu bendrauji Discord'e. Nu, Discord'as yra ideali platforma ir burti bendruomenės, tai yra tuos serverius kurti. Tai, nu, tai ten aš nejaučiau gal spaudimo iš jų konkrečiai, bet aš tiesiog jaučiau kaip ir atsakomybę, kad, nu, blem, atsakau, negražu, nu, mes, būdavo streamai, būdavo šuo, būdavo merginas, taiga streamai nėra šuns, nėra merginos ir tipo, tai kur jie? Išėję, nu, aš tiesiog kažkaip man nepersverčia liežuvis meluoti tokio dalyko, nu, tai ypač tai auditorijai, tai tiesiog sakau, žiūrėkit, hebra, taip ir taip. Nu, paskui jau ten, nežinau, LNK pasigavo ir tipo, jie žiūrėjom, ir tada ten pasipylė šitie Delfi straipsniai. Ai, tai atsiprašau, meluoju, 6 bangos buvo, kai Panas rašė, čia buvo pirmoji. Po streamo? Nu, kai LNK papaustino, kad aš išsiskyriau ir tada visi portalai papaustino. LNK, man atrodo, papaustino 4-dienį, o 5-dienį visi nukopijavo nuo LNK ir tada visi parašė, kad aš išsiskyriau. Tai va tada dar buvo Panas. Ir tada savaitgalis merginos 5-dienį, 6-dienis laisvas. Panas prieš turbūt rašė man. No, bet šiaip tai man yra labai įdomu, kad kabina Panas. Nuoširdžiai, man tai buvo visiška naujiena. Pavyzdžiui, kai aš klausiau. Ne, aš klausiau tau podcast'o ir man tiesiog neįtikėtina, kad tipo Panas vat, pavyzdžiui, sporto ten fotkę tavo reaguoja, o raumenis. Man tai labai nauja. Po fotkę tai rašo tik bičiai. Tik bičiai, nu, praktiškai, bet į asmeninės tai Panas rašo, jo.
Nu, nes po fotkę, tai aišku, rašys tik bičiai, o seniukai maladėt. Nu, čia žinai. Nu, čia kaip tas yra memas, kur aš ėjau sporto klubą ir tikėjausi, kad gausiu panų dėmesio, gaunu tiesiog čiūvų. Taip. Nes tipo sportuoju. Ne, bet iš tikrųjų būtų keista, nu, tarkim, ne kaip pavyzdys, kad, tarkim, kažkoks mergina rašytų po tavo ten story, o koks seksy ten ar dar kažkas. Taip, man yra tiesiog weird, man čia bernų dalykas. Tiesiog varvinis seilė, žinai. Jo, toks, nu, privačiai parašytum, žinai. Aš taip išsireiškiu, kad jos varvina seilė. Ne, tu nepasakyčia mano žodžiai, bet, nu, tipo, daugiau mažiau tą temą. Ten bando subtiliau prieiti tą, nu, tipo, ten kažką, ten kokią reakciją numeta, kurios niekada nemesdavo, arba ten, nu, kažkokį tai parašo dalyką, arba kad ten, o čia kaip fain. Nu, ta prasme, žinai, nėra, kad ten rašo seksy, bet jos bando visokių kitokių prieimų. Bet tai normalu, tai kur tai susipažinčinai. Nu, jo, nu. Aš Tinderio neturiu. Iškart paldėmiko tiesiog kabinti. Arba tai ir sporto klubai element, arba... Jo, arba nebent ten dar gali pakalbinti mane. Nu, gerai, bet tai, o ką tu, pavyzdžiui, apskritai, nes tu net ir pats paminėjai, kad skyrybų turbūt ar ten kažkokių audringo laikotarpio metu tu ir pradėjai labai daug sportuoti. Tai šiaip, nu, taip iš išorės žiūrint, tavo tas gyvenimas dabar yra labai, nu, kitoks žmogus atrodo, transformavęsis. Nu, aš esu linkęs manyti, kad aš ir esu kitoks žmogus. Ja. Nu, tai aš, nežinau, tai aš ir save atradau su tuo sportu ir apskritai, vadinkim, vienatvėj gal, bet čia gerąją to žodžiu prasme. Taip. Nu, tai aš atradau save iš naujo, supratau, kas yra meilė savo, supratau, kaip svarbu yra laikas savo ir su savimi pabūti, ko aš seniau apskritai nemokėdavau, nes aš ilgalaikis santykis vis laik būdavau. Tai tam, nu, net ne tam tikrą prasme, o labai plačia prasme, aš esu kitoks žmogus. Nu, aš manau, kad į gerą esu kitoks žmogus. Tai, nu, jo, pasikeičiau, aišku. Taip. Nu, aš tai dabar noriu pakalbėti apie tą fotosesiją. Papasakok konceptą. Tai konceptas labai paprastas. Man Monika parašė, sako, o tu esi buvęs kada fotosesijoje? Aš tipo, ne. Nu, ir aš dabar galvoju, aš dar esu, ne, bet tokiose fotosesijose ne. Nu, asmeninėje, vadinkim, fotosesijoje nesi buvęs, ne? Tai Monika tiesiog parašė, sako, aš noriu čiūvą pafotkinti, man reikia portfolio, nu, tiesiog klasika. Ir sako, ar tu norėtum pasifotkinti? Ir sako, ar tu, kaip tu prieš kamerą, žodžiu, elgies, tu čia kuklus, nekuklus, gali, negali. Ir aš tiesiog sakau, aš objektyvo nebijau, aš tiesiog nemoku pozuoti. Nu, realiai aš, jeigu prašysi manęs, va dabar kažką papozuok, aš visiškai totaliai nieko negaliu. Bet sakau, jeigu tu man pasakysi, ką daryti, nu, realiai ten, žinai, pasikreip, žiūrim į viršų, žiūrim į šoną, žiūrim ten, plaukai, rankas susidėk ir žiūri tenai, vieną ranką į priekį. Jeigu man visus šitos dalykus susakysi, sakau, tada aš galiu, sakau, aš turiu, va, atsiskirsiu savo laiko, galim nors 3 valandas ten bandyti, žinai, fotkintis. Ir tada paėmė, man atrodo, Vaidas beje yra kažkur rūbų šitas, ne? Jo, paėmė Vaidą, jo, kaip tiesiog stilistė, nu, tai ten priėmė, nežinau, ar prinuomavo, neįsivaizduoju, kaip tai veikia, drabužių ten pridarė outfitų. Ir viskas, ir atvariau, ir sako, nu tai va, bus, man atrodo, 5 outfitai ir mes čia, žodžiu, fotkinsimės ten 4 ar 3 valandas. Sakau, gerai, jeigu tik pasakysit, ką daryti. Sufotkino mane ir, nu, ir viskas, ir mano nuomonė geras fotkės. Labai geras fotkės, aš tai irgi sakau. Labai geras nuotraukas buvo. Bet žinai, kas dar fainiausia, kad tai realiai tavo tuo metu būsena, tavo jausmai, tu pats esi tuo metu ir tai liks prisiminimų tam visam gyvenimui, ką tu išgyvenai ir ta būtent gal ir transformacija, ir atradimas savęs. Visiškas toks rebrandingas. Jo, tas tiesa. Tai va, nu ir tokia, va, ir fotosesija, kad, aišku, kažkur yra sklando mitas, ar nežinau, ar čia gal komikai taip juokauja, kad aš nusipirkau fotosesiją, kad jinai pamirštų, ne kaip koks ten yra tas memas. Jinai suprastų, koks šūdas. Ne, man tiesiog Monika pasiūlė, sako, žiūrėk, noriu bičą pafotkinti, man reikia portfolio, nemokamai, tau tiesiog reikės, žinai, 4 valandų dienoje, sakau, važiuojam gerai. Nu, plus šiaip, sakau, aš kaip ir vat su tuo, kur gal norėčiau būti treneriu, kaip ir gal, žinai, norėčiau ves laidą, kaip ir, nu, čia yra nauja kažkokia patirtis, kuri atsiranda. Tai mano šitoj, vat, kaip ir sakiau, pliusai mano šitos dabartinės specialybės, nu, žinomumo vadinkim, kad tau atsiranda visokios tai įdomios galimybės gyvenime, nu ir tu esi ir viskas. Tai čia tiesiog tokia, vat, kažkoks naujas dalykas ir cool, aš jį pabandžiau. Paskui jau gavau tada jau normalių, tipo, reklaminių pasiūlymų būti modeliu ten
nesakysiu brandų, bet iš esmės, tipo, nu, būtent billboardo apsirengus ten kokį kostiumą ar whatever. Dabar jau tokių gaunu, nu tai cool, tai... Žiūrėk, kiek tavo naujų pusių. Taip, faktas. Aš paimsiu tokius variantus, jeigu jiem tinka, man tinka, nu tai gerai, va, nu tinka. Ir neskalbimo mašina. Taip, va, Skalbimo mašina. Kostiumas. Kostiumas. Tada bus dar 7 banga žinučių. Nu tai va, gali būti. Jo, bet čia visiškai, tai žiūrėk, mūsų podcast'ą vien moteris žiūri irgi. Tai... Tai čia gali būti. Mano Instagram'e 65% sekėjų yra moteris. Moterų. Nežinau, Nu, tai- kodėl, bet jo. taip yra. Nu, nes moteris humorą mėgsta. Jo, bet YouTube'e, man atrodo, yra šiam, tai šiam yra vyrai 40 yra moteris, o Instagram'e ten šiam 7 gal net yra moteris ir tada lygiai yra vyrai. Nu, bet taip. Nu, moteris pagrindinė perkamoji galia. Tai... Bet tuo pačiu dar jaučiu, kad tiesiog moteris daug aktyvesnės socialiniuose tinkluose. Šiaip Turbūt, bendrai Instagramas turbūt yra patrauklesnė vizualinė platforma bendrai tariant. Turbūt, jo. Nu, žodžiu, tai galim pavadinti, kad čia yra tavo nauja era. Tiesiog, in your new era. Jo, aš mėgstu sakyti, kad dabar esu Kristaus amžiaus eroje. Taip. Nu, man 33, tai Kristaus amžius, tai aš taip Ir čia Kristus, ne 3-2? 3-3, man atrodo. 3-3, nu tai jo, tikrai Kristaus amžiaus era. Čia tiesiog Kristaus amžiaus era, jo. Atsivertimas. Tiesiog, lyg vandenuką išgėręs. Aš nesu religingas, bet nu, tiesiog kaip bairis. Jo. Nu tai klausyk, Pauliau, aš tai noriu padėkoti, kad tu atėjai pas mus. Mums buvo labai smagu su tavim pasišnekėti. Ačiū, kad pasikvietėt. Ir tą progą norim tave visai čia stipriai apdovanot, nes irgi galvom... Nereikia už ką. Prieš treniruotę. Taip, jo, sakai, treniruotę važiuosi, vat, jau greitai jinai ir bus. Jo, galėsi užkasti. Tai jo, tu aš čia papasakosiu, ką tu čia gavai, nes čia žinok su sportu. Bet gal mes ir paragaukim. Jo, galim paragauti, jeigu tu nori. Skonį pratestuosim. Taip. Batonėliai. Bet aš noriu pasakyti, kad Bear Bells, man atrodo, taip liktais tarėsi. Taip, Bear Bells. Jie turi absoliučiai patį skaniausią proteininį batonėlį. Jūs šiandien jo neturit. Jis yra oranžinis, man atrodo, oranžinis pakuotės, aš nepamenu. Jo, mes turim geltonus. Ir buvo oranžinis, aha, pas Jo, mus yra geltonas, yra mėlynas ir yra, nu tai šitai turbūt irgi tokie pat skanus, bet yra, oranžinis yra literaliai pats skaniausias proteininis batonėlis visame pasaulyje, jis yra skanesnis už Snickersą ir aš negaliu patikėti, jų yra tokia žiauriai geros sudėtis, nes šitam vienam batonė, bent jau tam oranžiniam pamenu, tai būdavo ten per 50 gramų eina beveik 20 gramų proteino ir cukrus juose visai nėra. Man atrodo, jie labai ne per saldus. Tai šitie yra vieni iš, nu, Bear Bells šiaip gamina visiškai elitinius proteininius batonėlius. Jo, ir iš tikrųjų labai faina, nes aš irgi šitą vitaminų vandenį labai dažnai geriu, o mašinai bent vienas buteliukas visada guli. Tai noriu truputį papasakoti ir žiūrovam. Šiaip labai fainai, tu čia daug papasakai, taip iš praktinės pusės. Jo, aš tiesiog tas oranžinis, aš nu čia nereklama kofeinui, bet kofė jų būna, tai aš labai dažnai jį pasiemu prie kavos. Nu, ir sakau, jo tiesiog sudėtis yra labai gera, o jis yra man skanesnis už Snickersą. Tai... Jo, aš peanut butterą, man atrodo, skonį jis, ne? Oranžinis, jo, man atrodo, peanut butter. Aš labai gerai žinau. Kiek kartų tu per dieną, tarkim, suvalgai proteininį batonėlį? Tokį tai vieną dažniausiai. Vieną per dieną, ne? Tai dažniausiai tai būna, nu, jeigu tai būna prie kavos, tai aišku, čia būna per pietus tiesiog atsitiktinai, o šiaip tai visą laiką, jeigu prisimenu, tai įsimetu į tašą ir dar vienas suvalgau po treniruotės. O kaip geriausia valgyti, tarkim, proteininį batonėlį po, tarkim, pietų arba po normalaus... Šiaip tai po treniruotės geriausiai. Po treniruotės, ne? Atstato viską, ne? Jie dažniausiai būna pekti proteinų būtent, tai geriausia būtų po treniruotės. Jo, nu tai va, pavyzdžiui, šituose batonėliuose yra 20 gramų baltymų be pridėtinio cukraus. Jo, sakau, nu čia labai daug šiaip batonėliui. Skonis yra kaip deserto, sudėtis yra labai sąmoningam pasirinkimui. Minkšti sotus be miltinio poskonio ir jo, kaip ir tu sakai, juos praktiškai visur parduoda. Nuo Circle K degalinių iki sporto klubų visoje Lietuvoje, kofeinų, visur yra. Tai, o tarkim, šitie vitamininiai gėrimai man jie labai patinka, nes jie irgi yra pilni visokiausių mineralų, medžiagų ir panašiai. Ir visiškai puikiai tinka dirbant, sportuojant, renkantis sveikesnį kelią. Ir tai yra puikus limonado pakaitalas tiems, kas nori skaniai atsigerti ir, žodžiu, o kitai rekomenduočiau gerti sėdint prie kompo, kai reikia, žinai, kai žmonės būna pasižymę tose aplikacijose, kad reikia išgerti tiek ir tiek vandens per dieną ir kartais vandenį gerti užknisa. Ir, pavyzdžiui, manim asmeniškai irgi užknisa gerti vandenį, aš dažnai izotoninius gėrimus maišausi. Tai čia vat yra labai gera alternatyva ir surinkti skysčius ir dar, kad tie skysčiai būtų su mineralais ir vitaminais. Jo, čia vitaminas B, D, magnis, cinkas. Taip. Trino skonio. Va šitos tikrai ir klekę pirkdavau, pamenu.
Taip, aš irgi sakau, mašinai visada guli mano. Nu ir dabar Ir atėjo papildų metas tavo grožiai ir kitoms fotosesijoms, kurių labai lauksim. Čia yra No Age ir aš pati turiu moteriškus šitus, tau čia yra vyriškas rinkinys. Tai jis yra, turbūt žinai, visus tos NMN-us, resveratrolius, NAD, tai jie yra pilni visų šitų reikalų. Taip, čia yra longevity maisto papildai. Čia yra Men Booster visas rinkinys, naujausias No Age biomedicininis produktas. Ir jis yra skirtams vyrams nuo 30 metų. Tai žodžiu, absoliučiai yra Kristaus amžiaus. Žiauriai geras ir sudozuota, žiūrėk, per dienas. Taip, labai patogu. Jo, labai patogu, važiuok. O mes turim moteriams skirtą. Jo, tai žodžiu, čia yra puikus produktas. Nice. Ir labai ačiū, kad atėjai, dėl to aš tave išleidžiam su grožio ir stiprumo dovanom. No Age tai yra 5 žingsnių programa, skirta padėti išsaugoti jaunystę, veržlumą, grožį ir polėkį gyvenimui. Inovatyvūs produktai yra sukurti remiantis epigenetikos principais, o išskirtinėse sudėtise dera mokslininkų atrinkti augaliniai ekstraktai, vitaminai ir mineralai. Ir šita 5 žingsnių programa yra nukreipta į pagrindinius senėjimą skatinančius veiksnius, kuriuos suvaldžius šitas procesas yra atitolinamas. Kad siektum savo rezultatų ir pasiektum aukščiausių rezultatų. Dėkui labai. Taip, jau vieną kažkokį rezultatą šeštadienį parodysiu. Tai va, matysim. Tai ačiū tau dar kartelį, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir norim padėkoti jums ir palinkėti geros vasaros. Ir tuo pačiu pakviesiu jūs subscribinti mūsų kanalą ir komentuoti, ką kitą norit matyti šitoj kėdėj.